Ir nėra kūrybai pabaigos. Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir tinklalaidė kūrybiškiems žmonėms. Tai 7. tinklalaidės epizodas, kuriame kalbuosi su šokėja Agnija Šeiko. Be visų kitų su šokiu susijusių veiklų, Agnija įkūrė visame pasaulyje žinomą Šeiko šokio teatrą. Ir apie ją turbūt galima pasakyti, kad ji yra viena iš tų laimingų žmonių, kurie nuo vaikystės žinojo, kuo bus užaugę ir tuo tapo. Kaip jai sekėsi siekti savo svajonių, išgirsite netrukus. O šios tinklalaidės, jeigu klausote pirmąjį kartą, kviečiu pasiklausyti ir kitų jos epizodų ir galite jų klausyti visose podcastų klausymosi programėlėse, Spotify ir kitose, taip pat YouTube ir mano tinklaraštyje apie santykius.lt. Tinklalaidė pasirodo reguliariai kas antrą pirmadienį ir jei norite tapti rėmėjais, galite tai padaryti. Nuėję į puslapį patreon.com/Rasa Sagė. Taigi, pradedame pokalbį apie svajonių išsipildymą su Agnija. Šokėja, šokio mokytoja, prestižinių Lietuvos ir užsienio universitetų dėstytoja, choreografė, vadovė, teatro įkūrėja, festivalio organizatorė, žmona ir mama. O prie viso šito Boriso Dauguviečio Auskaras ir auksinio Scenos kryžiaus apdovanojimas net 3 kartus. Tai klausant šios biografijos, atrodo, žmogus pasiekė viską, apie ką galima svajoti. Tarsi tos lubos pasiektos ir viską, ką mes, kaip, sakykime, paprasti žmonės įsivaizduojame apie svajonių išsipildymą, tai yra tokio žmogaus biografija. Galiu prisipažinti, aš pati lygiai taip pat galvoju, kai parašysiu 14 knygų, tai tada jau galėsiu atsipūsti, gausiu kažkiek apdovanojimų, premijų ir sėdėsiu savo rami. Tai mano klausimas ir būtų susijęs su šiais visais pasiekimais ir galbūt tokia įspūdinga biografija jūsų, kad ar viskas, apie ką jūs svajojote, išsipildė, ar galbūt su svajonėmis panašiai kaip ir su kūryba, nėra pabaigos. Aš galvoju tikriausiai tą minutę, kai galvočiau, kad jau čia yra lubos ir aš kažkaip čia jau viskas, tai tada tikriausiai gal reiktų tos įkapių suknelės siūtis, man atrodo, jau tada. Aš tai pirmiausia, tai niekada tikriausiai taip apie save negalvoju. Va čia tas yra ir įdomu, nes tikriausiai mūsų visos biografijos yra kažkaip, tikriausiai yra kitiems žmonėms toks jausmas būna, nes tu pats apie savegi taip negalvoji. Ir tu niekada nedarai, bent jau aš niekada kažkaip net negalvojau nuo pat jaunystės, kad vat, aš turiu kažką pasiekti, kažkokį apdovanojimą, kažkokį ten dar kažką, ten turėti namus, aš kažkaip savo niekada tokių nekėliau, net klausimų tikriausiai. Jie yra, sakykime, taip dabar, kai tu atsigrėži, galvoju, vis tiek jau visai ilgas kelias nueitas, bet vidinė būsena tai yra juk, kad aš vis dar kažkokioj toks jausmas yra pradžioj, net mes su savo kolegom čia kažkada kalbėjom, kad įdomus labai jausmas yra, nes tave jau traktuoja kaip kažkaip nuėjusi žmogų, net jūs dabar pasakot, atrodo, pasiekė viską, apie ką galima svajoti, bet tu apie save taip negalvoji visiškai. Man vis kiekvieną kartą net naują spektaklį statant, vis atrodo, aš jaučiuosi taip pat, kaip būdama ten 20 ir tik prie starto linijos. Tai va tokie įdomus yra matyti labai nevienareikšmiški dalykai ir gal nėra jie tokie labai svarbus tie pasiekimai, man atrodo. Jie galbūt yra svarbus tavo aplinkai, bet tau pačiam, man atrodo, pats svarbiausias yra dalykas vis tiek pats gyvenimas, kaip pasakyti, kad jis būtų nerutininis, įdomus, kažkaip dalintis tuo, ką tu gali. Tai tarsi kūrybos procesas yra žymiai svarbesnis negu jos rezultatas.
Rezultatas yra svarbus, bet ne apdovanojimas yra svarbus. Gal mes labai taip sureikšminam. Rezultatas pasiekimas kitų žmonių arba ta prasme, kaip pasakyti, to spektaklio jau, kaip atidavimas, sakykime, auditorijai ar, kažkokių kitų dalykų. Ir jis irgi yra svarbus kaip ir procesas, nes procesas irgi gimsta kartu su kitais žmonėmis ir kitų žmonių aplinkoj ir komunikacijoje ir bendravime. Tai tiek procesas, tiek rezultatas yra pakankamai svarbus, bet rezultatas ne kaip apdovanojimas arba ne kaip ten, sakykime, užkabinimas kažko ant kaklo tau. Tai visai tas rezultatas aš kažkaip gal traktuoju šiek tiek kitaip. Tikriausiai man rezultatas yra, kai tas spektaklis yra vežiojamas, kai jis yra rodomas, kai jis daug kartų yra pristatomas, kai žmonės reaguoja, kai, ta prasme, mes sulaukiam kažkokių tai žmonių reakcijų, ar juos palėtė ar nepalėtė, tai va čia tada yra rezultatas. Arba kai profesionalai, jie džiaugiasi, pavyzdžiui, būdami tame spektaklyje, jeigu jiem tai yra, jie kažką naujo atranda, jie kažką savy užauga, tai va čia tada yra rezultatas. Man labai įdomi ta vieta, kiek aš apie jūs domėjausi ir skaičiau jūsų interviu ir žiūrėjau įvairių pokalbių, tai kad jūs pabrėžėt tai, kad turi būti atliepiama klausytojo arba žiūrovo tarsi tas poreikis, ko jie norėtų ir ko jie tikisi, nes labai dažnai susiduriam su tais tikraisiais menininkais, kurie sako tarsi menas, kurį aš kuriu, jisai yra toks, koks jisai turi būti ir visiškai nesvarbu, ar žmonės jį supras, ar jo nesupras, nes tai yra jau tikrai labai labai jau geras menas. Tai pas jūs yra tas toksai, kaip sakyčiau, tas lankstumas, kad ir tarsi ir žiūrovas turi suprasti ir priimti tą jūsų meną, ar ne? Čia tikriausiai yra labai tokie keli sluoksniai apie tai kalbant, nes jeigu mes kalbėtumėm taip labai nuogai, ar ne, kad aš turiu atliepti, sakykime, žmonių poreikį, tai tikriausiai jeigu visiškai taip nuogai žiūrėt, tai tada mes kalbam apie pramoginę kultūrą, nes iš esmės įrodyti žmogui, kad jam reikia ten gero muzikos kūrinio arba šiuolaikinio šokio, tuo labiau tikriausiai jam galbūt taip, jeigu labai, tai kaži ar jisai tai įvardintų kaip savo poreikį, kad jam reikia šiuolaikinio šokio, tai galbūt yra kokie 2% iš visų gyventojų, bet apie ką aš kalbu labiau apie dialogą su žiūrovu, nes aš manau, kad mes dažnai puolam menininkai į tokius savotiškus spąstus, kad mes galvojam, kad taip, čia yra tas menas, kurį aš kuriu ir man visiškai yra nusispjaut, ar ne, kad ar tai, kaip jūs ir paminėjot, ar tai jie supranta ar nesupranta. Tai yra klausimas, man atrodo, ar tu nori turėti dialogą su žmogum. Ir ar tai, ką aš konstruoju ant scenos, ką aš kuriu, ką aš artikuliuoju ir ką aš noriu iškomunikuoti, ar tai gali pasiekti. Tai visiškai nereiškia, kad aš kaip pasakyti, daugeliu menininkų galbūt labai, toks ateina tada, tai aš tarsi turiu suprimityvinti savo meną arba kažkaip jį pateikti labai paprastai. Iš tikrųjų, tai, labai klaidinga, man atrodo, yra taip galvoti ir nuvertinant kitą žmogų. Tai čia, ta prasme, labai daug sluoksnių yra, nes mes kalbam, aišku, apie skirtingas auditorijas ir apie keliamus reikalavimus pačiai auditorijai, vėlgi, ta prasme, toks, kad abipusis ryšys, kam tu kuri, su kuo tu komunikuoji. Tai čia labai toks labai daugiasluoksnis dalykas yra, man atrodo, apskritai pokalbis su auditorija ir su žmonėm. Tai vėlgi, ta prasme, jeigu jau visiškai niekas manęs nesupranta ir tai tada klausimas, o tai tu čia sau darai, ta prasme, kad ar tu pats apskritai tada irgi supranti. Vėlgi, supratimas, jeigu jau tada toliau vildent, gal irgi nėra tas žodis labai vartotinas apie, pavyzdžiui, šokio spektaklius, nes mes labai kaip žmonės visą laiką norim viską suprasti. Tai vėlgi tarsi tokie kažkokie spąstai, kad žmonės sako, aš galbūt nesuprantu, man reikia ten labiau sužinoti apie šokio kalbą, kartais, nes šokis jisai iš esmės labai yra toksai pasąmoninis dalykas. Ir kaip vienas mano kolega yra pasakęs, sako, šokį reikia suprasti ne su galva, o ten aplink širdies rytį, kur viskas gyvena. Tai mes kartais turėtumėm kažkaip su žmonėm kalbėti, kad jie leistų savo pajausti, leistų savo kažką išgyventi.
Bet taip, man auditorija yra svarbi ir čia vėlgi yra ilgas kelias. Čia aš man atrodo, kad pati irgi labai praėjau daug etapų, būdama studentė, paskui pabaigus, sakykime, studijas, kai taip buvo, kad maždaug aš kuriu ir čia jūsų problemos, jeigu jūs manęs nesuprantat, bet iš tikrųjų už togi labai daug slepiasi dalykų, kurių galbūt tu nežinai, kaip reikia iškomunikuoti, tu pasislėpi už to, kad, ai, čia tai jūs kalti, kad jūs manęs nesuprantat. Tugi pasislėpi už kažkokių neprofesionalumo dalykų, už kažkokių tokių tiesiog jaunystės, sakykime, tai, kad tu turi praeiti būdamas jaunas. Dabar aš jau, kaip pasakyti, aš tiesiog noriu susitikti su žmonėm, aš noriu kažkokios jų reakcijos, norisi, kad jie būtų, ar jie susijaudintų, ar jie kažkaip reaguotų, ar jie kažkaip, tarsi tiesiog būtų kažkokia reakcija, nes jeigu man tai visiškai yra nesvarbu, kaip jie reaguos, tada vėl klausimas yra, o tai kam tu tada visą tai darai? Turbūt menas yra skirtas jausmams, ar ne, tai yra emocijoms, tai yra ne galvai ir man atrodo, jūs esat kažkur pasakiusi, kad jums labai patinka, kai žmonės sako po spektaklio, nieko nesupratau, bet man labai patiko. Tai reiškia, jam patiko širdimi, o ne protu, nors jisai tarsi nesuprato, apie ką mes kalbėjom. Aš visiškai, kaip pasakyti, nesakyčiau, kad jisai skirtas tik jausmam menas. Tai yra skirtas žmogui visam, aš manau, kad yra labai nuostabaus intelektualaus meno. Taip yra labai kažkokio labiau jausmingo ir kuo jisai įvairesnis, mes tuo esam patys, tampam turtingesni kažkuria prasme ir didesnė amplitudė visų potyrių. Bet aš taip nedėčiau apskritai gal kažkokio tokio ribos, kad tai būtinai jausmam. O intelektualumas, sakykime, jisai kažkaip lieka ten mokslui ar dar kažkam. O dabar man būtų įdomi ta pradžia jūsų to suvokimo, ką jūs norite savo gyvenime veikti, nes mes su jumis esame vienmetės iš tiesų ir tikrai gimusios tais pačiais metais ir aš tikrai atsimenu savo vaikystę ir žinau, kaip viskas atrodė tuo metu. Ir tarsi tai nebuvo labai lengva save išreikšti, ar ne, vis tiek tarybiniai metai ir ta visa sistema. Tai kaip jūs supratote, kad jūs norite būti šokėja ir kad jūs būsite šokėja? Man tikriausiai nusišypsojo laimė gimti šeimoje, kur menas, kultūra, knygos, teatras buvo labai kasdienis dalykas, kaip pasakyti, mes tame gyvenome, nes tiek mano močiutė nuo pat jaunystės ir vaidino, ir buvo skaitovė, ir pas Miltinį buvo kažkurį laiką aktorė pirmojo jo studijoje rinktoji Panevėžy. Tada mama lygiai taip pat, ta prasme, tai buvo muzikantė ir užtat kažkaip tai buvo labai labai tarsi natūralu, tai labai tas savas pasaulis buvo ir užtat kad būtent šokis, tai aš jau čia matyti kažkaip nulemta, matyti iš aukščiau buvo, mane kažkaip labai, kiek aš matydavau, sakykime, per televiziją, o tikrai rodydavau visai nemažai, sakykime, tiek baleto, tiek kažkokių spektaklių pastatymo, tai kažkaip mane tiek matyti patraukė ir aš intuityviai nuo pat mažų dienų jaučiu, kad tai yra tas mano mediumas, kaip pasakyta, mano raiškos forma, judesio, aš kažkaip taip pat labai, labai natūraliai tame jaučiausi. Ir paskui ten, sakykime, paauglystė, vėl ten buvo tokių svyravimų, nes nebuvo geros mokyklos, kur mokytis Lietuvoje. Ir aš jau tada tuo metu, kaip pasakyti, man buvo labai aišku, kad aš noriu eiti į šiuolaikinį šokį. Tai čia, aišku, buvo labai sudėtinga situacija, bet esu dėkinga savo mamai ir močiutei, kurios mane ten veždavo kiek įmanoma ir Bežaro gastrolės ir kažkokius, tarsi užsakinėdavo man ten įvairius žurnalus iš visur, tai aš kiek įmanoma rinkau visokios medžiagos apie kitokį šokį, ne liaudės, ne pramoginį, ne baletą, o kažką dar kito, kur aš taip labai labai intuityviai nujaučiau, kad tai yra ta mano kryptis. Tai žinoma, paauglystėj buvo tas toksai momentas, tai galvoju, tai kur dabar studijuoti, nes nėra Lietuvoje, kur to studijuoti, o tuo metu važiavimas į užsienį dar nebuvo toks laisvas, sakykime, ir tos galimybės studijuoti užsienį buvo labai labai menkos. Tai bet aš paskiau galų gale per tokių pamastymų visokių ir bandymų ten galvot, gal aš studijuosiu lietuvių filologiją ir tada kažkaip per rašymą vis tiek būsiu prie to šokio, tokių čia buvo svaigimų, sakykime, būnant 17 metų. Bet tada aš vis tik tai likau studijuoti šokį ir labai tokių
pas mane tikriausiai nuolat gyvenime įvyksta tokių, kaip pasakyti, net nesuplanuotų arba kažkokių tokių pasukimų manęs į kažkokią kryptį, nu aš tiesiog leidžiu eiti ir va taip įvyksta, tarsi taip, kaip turi būti. Netgi, pavyzdžiui, tas mano bandymas stoti į Čiurlionio menų gimnaziją, baleto skyrių ir kai manęs nepriėmė, kai man buvo 10 metų, jisai buvo toks labai dramatiškas įvykis ir toks labai daug ką pakeitęs mano gyvenime. Ir tuo metu man tai atrodė, kad tai yra toks didžiulis, kad griūna viskas, mano visos svajonės. Tai va ten buvo tas momentas, kaip jūs sakote, ar aš pasiekiau viską, ką norėjau. Tai va buvo 10 metų, kai aš suvokiau, kad aš jau nepasiekiau to, ko aš vis laik svajoju. Kur buvo mano siekiamybė visą vaikystę, kad aš jau čia matau save už ten 10 metų stovinčią prima baleriną. Ir kai tai neįvyko, man kažkaip labai stipriai pakeitė apskritai matyti kažką labai labai tokioje esmėje many. Bet kaip pasirodo, tai viskas tik labai gera ir ačiū Dievui, kad manęs nepriėmė tada į tą mokyklą. Na ir aš irgi prisipažinsiu, kad nelabai suprantu apie šokį kaip apie meno išraišką. Galbūt tai nėra dar kažkaip tai, nežinau, gal mano gyvenime, mano realybėje tai nėra toks natūralus, labai įprastas dalykas stebėti šokio teatrą. Tai gal jūs galėtumėt papasakoti, kaip jūs kuriate? Ar tai yra garsas, ar tai yra judesys, ar tai yra idėja pati to kūrinio, ką jūs norite pasakyti, kokia žinutė? Kaip jūs kuriate? Nuo ko viskas prasideda ta kūrybinis procesas? Aš kaip ir savo studentam dėstau apie kompoziciją ir kaip žmonės pradeda kurti, tai ir aš pati lygiai taip pat leidžiu įvairiom, kaip pasakyti, tiek metodikom, tiek inspiracijom įvykti tiesiog. Nes vieno išeities taško tikrai nėra ir tai gali būti, vat ką jūs viską išvardijo, tai gali ir būti. Tai gali būti išgirsta muzika. Sakykime, kaip iškart galiu pavyzdį pasakyti, kad pernai Klaipėdos kamerinio orkestrui Žibuoklė Martinaitytė sukūrė nuostabų kūrinį ir aš, kadangi mano labai geras bičiulis Mindaugas Bačkus grojo solo violončelę, aš buvau koncerte ir iškart po to koncerto aš pribėgau prie jų abiejų, sakau, klausykit, o jūs negalvojat, kad reiktų čia padaryti šokio spektaklį pagal šitą visą muziką. Ir Žibuoklė sako, imk, daryk, ką nori. Tai šiuo atveju buvo pirmas išeities taškas, buvo išgirsta muzika ir tada apsilipdė ir gavos labai įdomus projektas, kad mes paėmėm 5 lietuvių kompozitorių kūrinius ir aš tada pakviečiau 5 lietuvių choreografus statyti pagal tos kūrinius ir gavosi toks labai įdomus lietuviškos muzikos ir šokio koliažas. Tai čia kaip vienas ir šitas galbūt yra tradiciškiausias metodas, kad tarsi mes išgirstam muziką, bet jau mano kelyje aš taip labai labai retai kada beįvyksta. Čia buvo vienas iš tokio labai, jau per daug metų man taip labai retai kada bebuvo, kad aš pradėčiau kurti nuo muzikos. Dažniausiai, žinoma, tai yra kažkokia mintis arba idėja, apie ką aš noriu kalbėti, kas tuo metu galbūt yra man aktualu, kas yra aktualu galbūt aplinkoje, tu gaudai. Tarsi tai radarai yra nuolat įjungti. Ir, pavyzdžiui, būna kartais net pokalbio metu išgirsta kažkokia ar istorija, ar kažkoks faktas tave nuneša iki pačio viso koncepto atsiradimo. Tai yra ir toks tikriausiai vienas įdomiausių momentų, kaip tai atsiranda. Arba būna kartais įvaizdis kažkoks, tai tau iškyla ir galvoji, ką tai veda, kodėl mane persekioja, pavyzdžiui, tas įvaizdis, ką aš noriu daryti. Kartais tai, pavyzdžiui, būna labai išmąstytas dalykas, sakykime, pavyzdžiui, spektaklis mano Piteris Penas, aš tiesiog bendravau daug su mano bičiuliu, kuris labai daug paskaitų skaitė apie Piterio Peno kartą, apie paauglius, kurie nenori suaugti, kurie nori likti tarsi visą laiką tokioje lengvabūdiškoje būsenoje, žaidimo atmosferoje tokioje visą gyvenimą. Ir aš galvoju, kodėl? Ir tarsi tu matai, tada pradedi matyti, kad konstruojasi mūsų visuomenė taip, konstruojasi aplinkui. Ir tada aš jau kviečiau komandą prisijungti ir mes labai daug analizavom, labai daug ieškojom medžiagos, tiek psichologinės literatūros, tiek buvau susitikus su daugeliu psichologų, kaip jie tą kalba, kokie tie tada yra paaugliai ir jaunimas, sakykime, kokią įtaką daro apskritai visai visuomenės raidai. Tai tokie labiau, sakau, labai labai įvairūs, tokio vieno tikrai nėra dalyko. Kažkokio būna tiesiog arba kažkas ateina, pradeda tau kalbėti ir tu užkabini ir aš galvoju, kokia įdomi tema. Būna kartais
pavyzdžiui, mūsų keliaujančios bažnyčios, tas toks įžymus mūsų ekskursija, kur mes taip pat Dauguvietis už tai buvo gautas, kad aš pradėjau tiesiog, man labai rūpėjo Klaipėdos miestas, aš norėjau atkasti, kokios yra šaknys, kodėl tas miestas, jisai tokio keistoj, sustingusioj būsenoje yra, toks tarsi yra labai gražus, labai įdomus, bet tarsi kažkokios gyvybės tenai nėra. Ir tai man pradėjo rūpėti ir aš galvoju, padarysiu kažkokį spektaklį senamiestį ir tada staiga visiškai netikėtai susitinku su archeologė Raimonda Nabažaitė, kuri tuo metu rašė savo darbą baigiamąjį apie bažnyčias išnykusias Klaipėdoje. Ir tada mes sudėjom tos du konceptus ir jisai tiesiog iššovė kaip fejerverkas tie sudėtos tos mintys ir idėjos. Sakau, labai, labai įdomiai ir čia yra toks stebuklo momentas. Tu susitinki tikrai visada, bet aš ką ir sakau, kad matyt kažkas iš aukščiau kartais dėlioja dalykus, kur tai tu žmogų teisingą sutinki, tai dar kažkas ateina ir jeigu tu leidi tam vykti, jisai kažkaip, užsiraugia, mes vadinam kartais, kai būna tos mielės teisingos sudėtos, tada tas spektaklis jisai gali būti ir nelengvas procesas, gali būti sunkus, bet jisai lipdosi ir kažkaip susilipdo. Tai va tokių labai, labai ir sakau, jie labai tokie yra brangus momentai, iš tikrųjų labai tokie stiprus gyvenime. Tai tas spektaklio minties atsiradimas ir kaip jis toliau keliauja. Tapsime, labai retai, kada ko bijau, bet šitas momentas, jisai toksai yra, tokio pirmosios tos repeticijos, kaip reikia pradėti statyti, tai jos tokios yra baimingos, kaip pasakyti, aš tokia išgyvenu keistą būseną. Jo, kai iš tuščio lapo reikia sukurti kažką, kad tarsi nieko nebuvo ir tu iš to nieko kažko, iš chaoso padarai kažkokią tvarką, kažkaip tai suklijavai viską į kažką tai. Tai iš tikrųjų, tai apie kūrybinį procesą, kai jūs pasakojate, tai labai man tas rezonuoja su rašymu, labai labai panašus tas procesas, irgi toks gali būti tos idėjos iš visur. Ir aš, kai kalbu su daug rašytojų, tai man kažkaip tai išsikristalizavo tokios 3 pagrindinės priežastys, dėl ko žmonės rašo. Tai va, dėl ko žmonės rašo, tai yra tokios 3 tarsi priežastys. Tai arba jie nori pabėgti nuo realybės, jie kuria savo pasaulį, arba jie neturi ką veikti, tarsi iš neturėjimo ką veikti kažkaip bando save užpildyti, arba jie nori kažką įrodyti. Tarsi įrodyti, kad jie gali, arba įrodyti, kad jie kažką žino, prasi įrodyti, toks įrodymo komponentas. Tai labai įdomu apie šokį, nes kas yra šokis, dėl ko žmonės šoka ir dėl ko žmonės kuria per šokį. Aš kažkaip labai tikriausiai neturiu kažkokio tokio, aš manau, kad nėra atsakymo vieno ir aš net ir nustoju apie jį galvoti, kodėl aš kuriu, nes dažniausiai ar ne būna žmonės, kodėl tu kuri, kodėl tu šoki, aš kažkaip nustojau savęs to klausinėti, nes jis mane kažkaip varydavo biškį tokią neviltį, nes aš galvoju, aš neturiu tokio labai protingo vieno atsakymo. Tai įrodyti, tikriausiai aš jau dabar seniai jau nieko nebeįrodinėju. Ir taip galbūt, pavyzdžiui, jaunystėje tarsi buvo tas momentas, kad tu nori kažką, bet net ir tai, ar tai buvo norėjimas įrodyti, taip tu nori įrodyti, kad tu galbūt esi kažko vertas, kad tu kažką sugebi, aš tokį turiu azartą, pavyzdžiui, aš jaučiu, kad net ir smulkiuose kažkokiuose dalykuose aš turiu kažkaip padaryti, man azartas mane apima, tai čia ta pusė gal ir egzistuoja. Man atrodo, man pačiai dėl šokio, tai yra tiesiog tokia didžiulė aistra, kur tikriausiai aš nesu niekam kitam tokios aistros jautus. Tai ta prasme, aišku, kalbam apskritai, kad ir buvimas meno pasaulyje, jisai yra, man jisai yra tiesiog labai, ten tiesiog gera kažkaip būti ir tu toj kūrybinėje aplinkoje tau tiesiog kaip žmogui yra, tavo tokia geriausiai, man ten kažkaip aš tokia sava tarsi jaučiuosi. Ir mano duktė, tarp kitko, aš čia kažkaip prisiminiau jos frazę, mano berniukas pakeitė iš futbolo, perėjo į krepšinį, jam 14 metų. Ir girdžiu, kaip mano duktė, kuriai 8, pasakoja savo draugam, kad brolis išėjo į krepšinį. Ir jis sako, ką tie mažiukai futbolistai? Sako, jis nuėjo tarp krepšininkų ir tarp tų milžinų pasijuto savimi. Tai aš galvoju, čia gal nusako labiausiai, kad tu jautiesi, kad tai yra tavo namai. Ta šokio, sakykime, aplinka, jinai yra
tai, nuo ko tu labiausiai galbūt, kaip pasakyti, ir kaifuoji kažkuria prasme. Aš, pavyzdžiui, galvoju, būna kartais, ta prasme, yra labai daug tamsiųjų pusių, sakykime, šokio yra didžiulės konkurencijos klausimai, yra didžiuliai ego, kaip ir pas visus menininkus, nuo ko aš iš esmės kartais labai ir pavargstu ir labai kažkaip mane nuvilia galbūt, kai aš matau tokius didžiulius bevaikštančius ego aplinkui, sakykime, ypatingai kaip tu ten važiuoji kažkokius susitikimus su šokio bendruomenė. Tai yra to tokia biškim, kas vargina ir yra ta tamsioji pusė. Bet iš esmės pats kaip žanras, man atrodo, jisai labiausiai suteikiantis laisvės išraiškai, laisvės mąstymui ir tokiam labai nestandartizuotam, sakykime, gal va šitas dar, kas mane labai vilioja iš tikrųjų ir laiko. Nes tekstas, žodis, jeigu lyginti, yra labai, labai konkretu kažkas, tu įvardini kažkokius dalykus, nors jis gali būti ir labai abstraktus tekstas, sakykime. Bet iš esmės o šokis jisai suteikia galimybę labai plačiai tiek žiūrovui būti tame, nes jis gali labai, labai plačiai, ta prasme, viską suvokti, labai laisvai interpretuoti. Lygiai taip pat ir kūrėjas, jisai pakankamai turi daug laisvės judesy. Ir kitas dalykas, kad judesys ir šokis apskritai, man atrodo, žmogui yra, tik tai mes tą esam labai pamiršę ir taip labai nuo to nutolę iš tikrųjų, bet jisai yra archaiškiausias dalykas, man atrodo, todėl jisai iškelia visada kažkokius dalykus, kurie yra labai giliai pasąmoniai. Nes, žiūrint nuo ten akmens amžiaus, ar ne, visi ritualai, viskas buvo per judesį, per šokį, per kūrimą bendruomeniškumo, sakykime, ar ne. Ir užtat mano pagrindinė visada frazė yra, kad kūnas jisai niekada nesumeluoja. Todėl, man atrodo, galima, žinoma, išmokti ir paslėpti po gražiom labai linijom, po gražių judesių, sakykime, ir kurti ten personažą, bet iš esmės tu visada gali pamatyti tikrąjį žmogų, kai jisai juda. Tai va tas yra tikriausiai mane, dėl ko aš esu šokyje. Kaip įdomu iš tikrųjų, kad galima iš to, kaip žmogus juda, pasakyti labai daug apie jį patį. Aišku, čia gal ir ne naujiena, nes kūno kalba yra turbūt 80% komunikavimo žmonių, ne vien tik tai balsas ir žodžiai. Bet aš kažkur tai vėlgi girdėjau jūsų tokį pasakymą, kad šokis tai nėra psichoterapija. Bet menas iš esmės yra psichoterapija, nes kiekvienas menininkas save gydo kurdamas. Tai gal galite paaiškinti apie šokio nebuvimo psichoterapiją? Galbūt tai yra požiūrio klausimas, man atrodo, kad taip, jeigu mes kalbam apie meną plačiaja prasme ir šokį tame tarpe, negalim taip sakyti, ne tame tarpe, o ir šokį, tai žinoma, kad ta prasme menas gydo ir menas jisai, ta prasme, kelia žmogų kažkaip tai aukštyn. Tai čia ta plačiaja prasme tai taip, bet man nepatinka, aš nenoriu žiūrėti į menininko saviterapiją, aš taip vadinčiau, scenoje. Aš noriu, kad jisai su manim komunikuotų, bet aš nenoriu matyti menininko, kuris stengiasi išspręsti kažkokias savo problemas. Kad tai eina šalia visada, tai žinoma. Ir kiekvienas psichologas, dažniausiai žiūrėkit, kurie studijuoja, kaip ir sako, ne, ir čia ir juokais pusiau ir ne, kad kas studijuoja psichologiją, dažniausiai patiem reikia tos psichoterapijos ir jie patys kažkaip tarsi praeina pro tą. Bet tai lygiai taip pat ir su menininkais, žinoma, kad jisai praeina savo procesus kažkokius, tai atlieka taip. Bet čia, man atrodo, pats principas, kad tu neši į sceną, tu ne savo kažkokias bandyti išspręsti problemas, bet aš noriu matyti dialogą su manim, kažkokius, ta prasme, kad tai yra meno kūrinys, o ne bandymas kažkaip. Man atrodo, čia yra labiau perkelimas į tokį globalę, tarsi tas asmeniškumas, apie ką tu kalbi, kas yra labai stipru iš esmės scenoje, bet gebėjimas jį perkelti į meno kūrinį ir į tokia globalesnės problemas. Tai man atrodo, tai, ką padaro, tada čia ir kalbam apie profesionalumą ir tada kalbam apie aukštąjį meną iš esmės kažkaip tai. Čia gal mano tokie pamąstymai. Tiesiog buvo vienu metu, čia gal tas interviu, aš atsimenu, kai aš apie tai labai daug kalbėjau, nes buvo tarsi toksai šuoras visas
ypatingai lietuvių šiuolaikiniam šokyje, kad labai daug buvo tokių asmeninių spektaklių, išpažinčių ir tu matai tiesiog, kad šokėjai, jie, ta prasme, nu, aš matau psichoterapiją visišką ant scenos ir tas man sukeldavo tokio, tai, nu, aš galiu tau padėti, jeigu reikia, aš galiu tavęs išklausyti, bet aš noriu dialogo su tavim, o ne matyti, sakykime, kaip tu sprendys ir dar susimokėti už bilietą. Tai čia tokie labai grubus mano tokie, sakykime, pamastymai, bet aš manau, kad jeigu tu net pradėjęs iš labai asmeninio taško gebi nukeliauti ten, kur mes susitinkam su žiūrovu kažkokiam kitam taške, net ir kalbant apie tą pačią temą, tai čia ir yra, man atrodo, profesionalumas. Puikiai suprantu, apie ką jūs kalbat, nes tai yra vadinama, jeigu sakykime apie literatūrą, tai vadinama terapinė literatūra, kai žmogus aprašo savo trauminės patirtis ir jisai aprašydamas savo trauminės patirtis iš jų išsigydo, bet jos perkeliamos skaitytojui. Tai tarsi tu atiduodi žiūrovui savo tas kažkokias tai problemas asmeninės ir tarsi tau nuo to geriau, bet ar žiūrovui nuo to geriau, tai čia kitas klausimas. Tai va čia klausimas yra. Jo. Ir aš galvoju, iš tikrųjų pritariu šitoj vietoj, kad menas turėtų būti pakilti virš tų savo išgyvenimų, nes tarsi galbūt net ir ta terapinė literatūra gali būti abipusiškai terapinė, jeigu tu sugebi pakilti tarsi per laiko arba kažkokį tai emocinį atstumą ir pamatyti visą tai, kas tau įvyko labai skausmingo, tarsi iš viršaus. Taip, labai teisingai jūs čia, man atrodo, įvardinat panašiai, aš galvoju. Na ir tada dar aišku, kaip moters, šeimos, kaip sakoma, moters, noriu paklausti apie, kaip jūs suderinat, turbūt čia visom kūrybiško moterim aktualu, nes mes turbūt žinom tą jausmą, kai tu tiesiog išnyksti ir tavęs nebėra, tu kažkur kitur, bet tuo pačiu metu yra vaikai, kuriuos reikia pasimti iš mokyklos, nuvežti į būrelį, pamaitinti, išklausyti ir taip toliau. Kaip jūs susiderinot su šitą gyvenimo pusę? Čia buvo tokie įdomus klausimas, mano sūnui pateiktas, mes čia dirbam su režisierė Agnija Leono Klaipėdos dramos teatre ir aš kažkaip turėjau jį vidury repeticijos, buvau prižadėjęs nuvežti į treniruotę ir jisai laukė manęs repeticijoje ir paklausė ta režisierė, sako, tai Jokūbai, tai ką reiškia turėti menininkę mamą? Ir jis ją taip pasižiūrėjo, labai tokiu keistu žvilgsniu, sako, bet ašgi kitos, sako, neturiu, sako, aš nežinau, kaip yra. Tas man labai patiko jo tas atsakymas, iš tikrųjų, tai čia gal mes labai sukūrėm tokį dramatišką vaizdą, kad čia jiem kažko gal ten, kažkas jiem yra blogai, nes kitose šeimose yra taip, bet jie jau yra. Jie gimė tokioje aplinkoje, jie gimė su tokiu žmogu, pas tokį žmogų atkeliavo. Tai aš bandau tiesiog nusimti tą tokį tiek ant manęs uždedamą, tiek kurį aš pati užsidedu tą svorį, tokį kaltės didžiulį, kad aš tarsi gal nepakankamai dėmesio skiriu, gal aš nepakankamai laiko ir tas toksai graužimas, jis nuolat aišku yra, tai aš kažkaip bandau biškį ir paleisti tą tokį dalyką, kad iš tikrųjų tai nėra taip iki galo, taip kaip aš čia savo sukraunu. Kitas dalykas, aišku, aš turiu 2 žmonės gyvenime, kurie man labai daug padeda, tai yra vaikų tėtis, kuris yra, ta prasme, nežinau, tikriausiai, jeigu aš vaikystėje, tai galvoju, tokį tėtį turėti, tai yra tikrai dovana didelė. Tai jo rūpestis ir jis tikrai labai daug nuo manęs nuima to buities klausimų. Kai kurių aš net nežinau, jisai ten išsprendžia be manęs, tai aš tikrai jam labai dėkinga ir žinoma mama, kuri irgi yra laimė tokia, kad jinai gyvena šalia ir tikrai labai daug padeda ir labai turi gražų santykį su abiem mano vaikais ir bet kada, aš tokia irgi turiu, čia, laimė man, taip šypsosi tikriausiai, kad aš nesu sulaukus iš jos kažkokio priekaišto, kad tu čia sugalvoji, kai būna, aš girdžiu iš draugių mamų, kad, tu čia atveži, vėl man vaikus duodi. Kadangi jinai pati buvo menininkė, tai tikrai mane labai suvokė ir dabar kiek gali, tiek man padeda. Ir nėra kalbų, dar kai vaikai buvo mažesni, jinai kartu su manim važiuodavo, jeigu reikdavo man, pavyzdžiui, mėnesį kažkur būti, dirbti, tai jinai kartu važiuodavo, kad padėt man būti su vaikais. Ir ją tas, kaip pasakyti, jinai taip žiūri kaip į nuotykį. Jai yra smagu toks gyvenimo tempas, toks gyvenimo netikėtumai, nes to rutiniškumo, kaip pasakyti, tikrai pas mus nėra.
Kitas dalykas, aišku, jau yra mano toks, kaip jūs ir tikriausiai gal ir pati jaučiat, faktas, kad yra tokio, atsiranda momentas, kad tau tiesiog pačiai gal norisi labiau ir praleisti to laiko namuose su vaikais, nes tugi labai, nu, ta prasme, aš labai aiškiai suvokiu, kad dar keli metai ir viskas, ir jų nebebus, jie išvažiuos ir to tokio kasdienio buvimo aš nebeturėsiu su jais. Bet faktas, kad tai yra sudėtingas derinimas. Nu, kaip pasakyti, faktas, kad buitis jinai nėra tokia įdomi, tai negu ten sėdėti repeticijų salėje. Tai aišku, kad ta prasme tave tarsi visada net nekyla kartais klausimų, kur tau reikia būti. Tai tas yra, nu, nelengvas momentas ir sakau, čia dar yra labai daug kaltės momento, kad tu tarsi jautiesi kaltas, kad tu kažko nedarai, tu kitose šeimose tai, bet iš kitos pusės galvoju, nu, bet tai yra taip, kaip ir aš. Gal ir nenorėčiau gyventi tokio, nu, sakykime, tradicinio šeimos gyvenimo ir to tokio atostogų kasmetinių, sakykime, su visa šeima, ar ten sekmadieninių pietų tradicinių. Tikriausiai man gal tai tiesiog irgi būtų nelabai įdomu. Tai kol kas yra jisai tokio linksmųjų kalnelių principų tas gyvenimas toksai. Aš manau, kad aplinkiniam gal nėra tai labai lengva. Čia gal reikia tokio būt charakterio, kaip pasakyti, kurį aš turiu, kad man nuolat kažkokio reikia netikėtumo, kažkokio specialiai dar kartais pakreipi gyvenimą, kad jisai tik tai nedaug dievė nenusistovėtų į rutiną kažkokią. Tai. Iš kitos pusės, nu, yra kasdieniai dalykai, kuriuos reikia padaryti ir grindis išplauti ir indus išplauti, bet aš tiesiog, pas mane niekada vaikystėje nebuvo tai sureikšminta. Ir tų tokių, kur mane sukeldavo alergiją, kur sakydavo, nu tai šeštadieniais reikia tvarkytis, tai mano mama specialiai sakydavo, važiuokim ir sustvarkysim sekmadienio naktį, jeigu norėsim. Tai tokio aš gal nuo to turiu, tokios biški laisviau į tą žiūriu. Jo, tai turbūt jums labai didelis, kaip sakoma, pagrindas po kojom klausantis, man tokia darosi išvada, kad yra šeima, bet jūsų pačios šeimos, iš kokios jūs atėjote palaikymas ir būtent tas meniškumas ir tas požiūris į tos visus buitinius dalykus. Bet jeigu taip galvoju apie paprastą, sakykime, žmogų iš kažkokios tokios nemeniškos šeimos, tai tikrai tarsi maždaug, jeigu žmogus apsisprendęs daryti, kurti kažką tai ir jisai nori tam atiduoti visą save, tai tarsi turi pasirinkti. Arba tu kuri, arba tu, kaip sakoma, kažką kitą veiki. Nu, tarsi tai yra nesuderinama, nes tarsi tu apgrobi vieną arba kitą sritį. Viskas, nors labai sudėtinga. Aš galvoju, kad iš tikrųjų tikrai yra nemažai žmonių, kurie pasirenka, kad neturėti šeimos ir aš, pavyzdžiui, labai ir gerbiu tos žmonės, kurie taip daro ir aš visiškai, mane neterzina, kai žmonės pradeda sakyti, na, bet va, neturi šeimos, tai vargšas, aš visiškai kitaip manau, kad jie kartais gyvena dar įdomesnį gyvenimą. Bet čia sunku kalbėti, nes mano mama tiesiog visą laiką buvo visą gyvenimą viena, jinai mane viena užaugino ir aš mačiau, kokį įdomų gyvenimą jinai gyveno. Ir kartais, kai lyginu su tradiciniam šeimom, tai man jisai kartais atrodo neįdomus, bet aš suprantu, kad čia yra mano, matyt, psichologinės kažkokios problemos. O jūs jaučiat, kad jūsų vaikai jumis didžiuojasi? Unė mano, labai juokinga buvo situacija, mes įėjom į kažkokią ar kavinę ir sako, niekaip nesuprantu, kodėl čia jie visi nesureaguoja, taigi Agnija Šeiko įėjo, sakau, ir pradėjom juoktis abidvi, kad, nu, jie vėlgi, nu, čia vėlgi, kaip sakau, kaip ir apie save tu kalbi, tai, nu, tai yra kitoks santykis, jie tai mane mato kaip mamą, kaip jie mato mane visokie ir susierzinusią, ir linksmą, ir liūdną, ir, nu, kaip pasakyti, aš jiem tai nesu teatro direktorė ir nesu. Jie, pavyzdžiui, tikrai palaiko ir mano kūrybo ir ateina į spektaklius ir jiem tai yra labai svarbu ir aš manau, kad kažkiek ir įdomu. Tai, bet ar čia yra, ar tas didžiuojasi, tai aš nežinau. Bet paprastai vaikai tai kažkaip pasako, pavyzdžiui, mano tėtis yra direktorius, mano tėtis yra ten, nežinau, aktoras, tai vis tiek jie su savo draugais kalbasi, o kas yra mano mama? Mano mama yra teatro direktorė. Nu, tai gal jiem, aš manau, gal jiem ir kalba. Ta prasme, kad mano sūnus, ką jisai visada pabrėžė savo, kad aš labai
man labai yra smagu žiūrėti, vat, kad tu esi tokia stipri ir nepriklausoma moteris. Tai jisai labiau vat, iš tos pusės kažkaip aš tą, vat, kad žino, kad nėra neįmanomų dalykų, kad bus kažkokie sprendimai visada padaryti. Tai vat, šitą aš matau, kad tai daro jam įspūdį. Ir va tuo, sakykime, jisai gali kažkaip didžiuotis. Ką jie ten tarpusavį ir kas jiem yra prioritetai, tai čia dar didelis klausimas. Aš tai nežinau, kas jiem, nu kaip pasakyti, šiuo metu, kas yra labai jau čia, kuo gali didžiuotis, tai vat, vėlgi gal skirtingai pas juos. Vėlgi, mano vaikai eina tokia šiek tiek su meninė pakraipa. Tai aišku, labai daugelio draugų tėvai yra iš kultūros ir meno pasaulio. Tai vėlgi jiem yra labai tarsi natūralus dalykas. Kad tai nėra, kad ta prasme ne esmė, ar tu ten su 5 Mercedesais atvažiuoji. Ir tai yra, nu, tu kuo didžiuotis, ar tu ten esi labai kažkoks direktorius. Tai aš manau, kad taip, jiems, nu, kaip pasakyti, taip, jie didžiuojasi, kad va, tarsi jie mato visą mano procesą, nuo kur pradėta ir kur aš dabar esu, tai matyt, kažkaip jiem gal smagu. Na, o dabar pakalbėkime apie pasaulį. Jūs kuriate, gyvenate ir, kaip sakyti, save išreiškite visom prasmėm Klaipėdoje, Lietuvoje. Kodėl, nu, turbūt tas klausimas, kodėl per daug banalus, bet keliaujate po visą pasaulį su gastrolėmis ir visko matote ir visur būnate, bet tas apsisprendimas likti Lietuvoje, ką jisai jums reiškia ir kiek jums tai kainuoja? Gal taip paklausiu. Visada yra, aišku, kelios pusės, iš kurios pusės kažką žiūrėsim. Ir aš atsimenu savo, kai aš išvažiavau iš Lietuvos mokytis, aš matyt turėjau kažkokia pas mane matyti yra labai viduj, kažkokia ideologija tokia stipri, kad tarsi aš nežinau, iš ko tai yra susiformavę, gal tai yra mūsų vaikystės, gal tai mūsų kartos kažkoks bruožas, aš nežinau. Gal jaunimas, pavyzdžiui, vėl jie kitaip mato. Aš, pavyzdžiui, kai tuo metu būdama jauna, aš galvoju, aš vis tiek gerai, aš nuvažiuosiu, aš ten pasimokysiu, bet aš turiu grįžti ir kažką padaryti dėl savo šalies. Aš labai taip kažkaip, tas patriotiškumas toks iš tos pusės, kad aš turiu tarsi duoti kažką, aš nešu atsakomybę, kokia yra mano šalis, tauta, miestas, sakykime, kad ir kaip skamba tai labai idealistiškai, pionieriškai net kartais. Bet aš va taip kažkaip mąsčiau. Ir man užtat nebuvo, nors tikrai labai daug ir dėl asmeninių priežasčių buvo tokių, kad galbūt ten likti. Ir dėl darbinių, sakykime, profesinių tokių, kad gal aš ten turėčiau likti. Ir buvo tokių tikrai daug užsikabinimų ir daug. Bet va čia galbūt sužaidė mano toksai momentas, kad, kaip visi sako, Lietuvoje ar ten Klaipėdoje nėra galimybių. Ir aš galvoju, palaukit. Galimybės aš padarysiu kažkaip, kad čia tos galimybės atsirastų. Man tada užeina azartas, kad aš tarsi, gerai, čia nieko nėra, bet tai, negi neįmanoma kažko padaryti. Ir man yra visada, čia, kur mane labai užkabina šitas dalykas, nes aš galvoju, pasaulyje yra iš tikrųjų tikrai labai daug nuostabių, talentingų žmonių ir daug talentingesnių. Ir aš galvoju, bet kodėl leisti savo visą laiką bandyti išnert kažkaip, tai ir aš, kaip pasakyti, bandyti, kažką ten įrodyti, kad tu esi vertingas, tarp tų ir taip labai daug talentingų žmonių. Bet aš galvoju, tai kodėl ta mano šalis turi būti tarsi tokia, niekas į ją nenori grįžti. Ir man, iš kažkokio tokio, nežinau, kažkoks įdiegtas. Aš ir mokykloje tokia labai būdavau, kad tai negi ten mano mokykloje negali atsirasti kažko tokio. Ir tai, ta prasme, nebėgdavau į geresnę mokyklą, o kažkur ten padaryti kažkokį pokytį. Tai čia aš manau, kad yra labai skirtingi žmonės. Vieni yra tie tokie pionieriai, kurie lygioje vietoje turi kažką padaryti, nori ir jiems tai yra prasminga. Kiti kažkaip nori jau važiuoti, kur yra labai daug vyksta ir jie tada įsilieja ir ten kuria tą kažkokią pridėtinę vertę ir save išreiškia ir visą kitą. Jeigu aš netekčiau visiškai galimybę, sakykime, ar ko visą laiką labiausiai tikriausiai bijojau, galbūt, gal bijojau ne tas žodis, bet tokio, kad neduok Dieve patapti tokia lokalia, svarbia menininkė miesto. Žinot, ir mes čia juokaudom su bičiuliais, ir tau 70 ir tau teikia gėlių, raudonų rožių puokštę ir kaip jūs čia mūsų miestui, čia jūs nusipelnėt. Suprantat, man atrodo, apie ką aš kokį vaizdą piešiu, tai to labai buvo baisu, kad tik neatsirastų man to tokio lokalumo jausmo, kad aš čia jau labai svarbi patampu, tai užtat aš visada stumiu save į tokias,
sakykime, paribius, tokias rizikingas kažkokias situacijas, kur aš save labai tikrinuosi viso pasaulio atžvilgių, kaip pasakyti, tai tada tu visą laiką, tau tada nėra net galimybės susireikšminti ir nėra galimybės netgi, nes tu supranti, kad tu taip, galbūt ten miesto masteliu tai yra labai reikšminga, bet pasaulio masteliu vėl tu kažkaip matuojas kitaip. Tai va tas labai kažkaip momentas yra labai svarbus, išlaikyti ryšį su visų pasauliu. Ir dabar aš jau kažkokiu momentu pradėjau jausti, kad tie metai, kai, pavyzdžiui, tu tik tai Zoom'u susitinki ir tu pat būni toj tarptautinėje erdvėje, tokio biški vakumo kažkokio tai įneša šiek tiek. Bet visą laiką vis tiek, kad tas gyvybė, kad jinai tekėtų ir savęs kažkaip nesureikšmint ir kviest kitus žmonės, kad visą laiką tas toks tekėjimas būtų. Ir sakau, azartas tikriausiai, kad pagalvoju, kodėl, pavyzdžiui, negali atvažiuoti kas nors iš Pinos Baušo į Klaipėdą statyti. Kas pasakė, kad niekada tas yra neįmanoma. Ir tada tave apima azartas, kad aš turiu padaryti taip, kad manim taip pasitikėtų ir kad kaip šią vasarą buvo Dafnis Kokinos, pagrindinis Pinos Bauš šokėjas, jisai statė su mumis ir dirbo čia. Tai aš galvoju, tai reiškia, nėra neįmanomų dalykų, bet aišku, tai kainuoja labai daug darbo, kad tavim pasitikėtų, kad tu reiškia, esi pakankamai solidus, kad pas tave gali atvažiuoti. Tai nėra kažkur nežinia. O kiek kainuoja, tai tas klausimas jūsų, nežinau, nebemastau apie tai. Anksčiau man buvo labai skaudi šita tema, tiesiog aš po grįžimo, tokį gerą, gal net kokie 8 metai buvo labai labai sudėtingi, nes tas toks momentas, kad o gal vis tik reikėjo likti, o kaip ten, o gal aš dabar eičiau kokio New Yorko gatve ir ten tas labai vargino šitas jausmas ir tokio kažkokio čia matyti susiję ir su kažkokio dalinai nepilnavertiškumo pojūčiu, tokiu gal tu tada nebuvai vertas, kad likti tenai. Bet aš vieną dieną, ypatingai sukūrus tą spektaklį Keliaujančios bažnyčios po Klaipėdą, aš nusprendžiau, aš nebenoriu šitų minčių mąstyti, aš nebenoriu taip jaustis. Aš noriu jaustis labai pilnavertiškai, kad šitas miestas yra pilnavertiškas Europos miestas ir kad čia gali vykti labai įdomus dalykai ir aš galiu čia gyventi labai įdomų gyvenimą. Ir aš nustojau apie tai apskritai lygint ir kai manęs dabar klausia, ar kur tu norėtum gyventi, nežinau, aišku, ir norėtųsi ir tam New York'e tikriausiai kokius metus pagyventi, bet nebesvarbu, tai tiesiog tapo taip nebesvarbu. Gal po kelių metų aš vėl kažkaip kitaip sakysiu, bet šiuo momentu, ar aš Lietuvoje, ta prasme, man yra svarbu ten, kur aš esu, kiek aš galiu dalinti su žmonėm ir kokį aš pokytį galiu padaryti. Tai aišku, kad tu pokytį gali labiau padaryti ten, kur, pavyzdžiui, nežinau, žmonės, tu sriubos lėkštę atnešęs, tu pamaitinsi daugiau žmonių ten, kur jų yra daugiau alkstančių, negu atneši į Poš rajoną kokį nors ir tavo sriubos gal niekam nereikia. Čia toks labai šiaip pamastymas. Labai man patinka, kaip jūs kalbat ir tiesiog nuostabu girdėti, kad tokių žmonių yra Lietuvoje ir tikrai Lietuvai tokių žmonių reikia, kurie, kaip jūs sakot, neužsidaro lokalioje kažkokioje garbės būsenoje ir sako, kad viskas man to užtenka, bet tas yra toks nuolatinis tokia versmė ir tas toks tekėjimas į visas pasaulio šalis ir aišku, Lietuvai yra nuo to tik tai geriau, kad jūs bendraujat su visų pasauliu ir savo spektaklius vežate ir rodote. O tai turbūt dabar galbūt jau pabaigai norėčiau paklausti apie ateities planus. Kaip jūs sakėt pradžioj, svajonių dar tikrai ne visų įgyvendinote, dar ne visas. Tai ką planuojate ateityje? Čia tokia labai utopinė gal mintis, bet leisiu savo ją pasakyti, kad tikrai būtų nuostabu, kad, pavyzdžiui, Klaipėdoje arba Lietuvoje, tai vadinkim, atsirastų, pavyzdžiui, pastatas, leidžiu savo tai pasvajot, kuris yra skirtas, pavyzdžiui, tik šokiui ir jisai yra lankomas ir žmonės, ta prasme, ir ten atvažiuoja įvairios trupės iš viso pasaulio. Leidžiu savo tiesiog svajot ir matyti, ta prasme, kad tai tikrai kažkokia yra vieta, labai būrenti žmonės. Ta prasme, mes tarsi ją ir turim, bet dabar aš sėdžiu gražiam labai ofise, kultūros fabrike, tarsi ir viskas kaip ir vyksta, bet taip norėtųsi, kad tai būtų šokiui skirta vieta ir tokia labai gyvybės būtų pilna. Žinoma, aš labai, kaip pasakyti, norėčiau išlaikyti trupę, kad ta trupė, kaip pasakyti, būtų auganti, bet netampanti tokia mašina, kaip produkcijų ten kepimo, bet iš tikrųjų, kad žmonės profesionalai dirbdami, pavyzdžiui,
teatre gautų ir tą profesinį tokį savo išsipildymą ir kūrybinius dalykus. Tai vat, ta prasme, aš taip įsivaizduočiau, mano tokios svajonės, kad mes toliau dirbtumėm su įvairiais choreografais ir kad ta bendruomenė augtų ir žiūrovas augtų ir kažkaip ta prasme, kad tai mano tokie būtų norai ir, kaip pasakyti, susijęju, kad mūsų, sakykime, šitas žanras leidžia, kaip pasakyti, skleistas mintis tokias laisvumo, sakykime, ir pagarbos vienas kitam. Ir aš taip tikiu, kad mes kažkokį galim atnešti mieste mūsų, ar visoje Lietuvoje, tokį kažkokį tai pokytį, gal taip pavadinkim. Tai mano tokios būtų planai. Ta prasme, konkrečių planų, tai mes ką tik šiandien išsiuntėm didžiulę 3 metų paraišką su mūsų planais, ką mes norim daryti ir norim toliau ir su senjorais dirbti, ir su vaikais, ir statyti spektaklius, kokius. Tai čia viskas yra tokie planai einamieji, bet tokie, jeigu pakelt virš viso to, tai... Nuostabu. O kur būtų galima pamatyti jūsų spektaklius? Nes net nebejoju, kad klausytojai tikrai užsinorės pažiūrėti jūsų ypatingus kūrybinius produktus. Tai mūsų dabar, žinoma, aišku, tai yra situacija, kokioje mes esam visi, tai daug mažiau galim viso to pamatyti ir mūsų tie planai, aišku, labai, labai susiaurėja. Tai aš dabar tiesiog mes dažniausiai rodom Klaipėdoje, tai yra Klaipėdos kultūros fabrikas, Vilniuje menų spaustuviai. Ir šiemet turėjom nuostabų tiesiog galimybę važiuoti tikrai labai mažus miestelius. Tai tik grįžom iš Zarasų, buvom šią vasarą labai labai daugelyje mažų miestelių. Tai kartais mes tiesiog, aš labai tikiuosi, mes dabar judinam didžiulę tokią programą, labai inicijuojam su regionais, kad mes atvažiuotumėm į regionus. Tai labai norėčiau tiesiog, kad žmonės sektų, galbūt ir mes pas juos atvažiuosim. Kitas dalykas, kurį tikrai labai kvieščiau visus, tai atvažiuoti jau pavasarį. Mes nuo balandžio, gegužės mėnesio vėl pradėsim mūsų spektaklį Užpustyti Nidoje. Tai tikriausiai beveik visa Lietuva vis tiek vienu ar kitu metu pabūna Neringoje. Tai tas spektaklis ant Parnidžio kopos, jisai tikrai, man atrodo, tokių sukelia ypatingų kažkokių pojūčių. Ir labai toks prieinamas yra poilsiautojam. Tai čia vasara. Tai paskiau, daug dievė, jeigu galėsim jau gruodžio mėnesį rodyti spektaklius, tai tada Fabrike Klaipėdoje parodysim keletą spektaklių. Bet šiaip tada po naujų metų, jeigu viskas susinormalizuos, tai Klaipėda, Vilnius, Kaunas ir tiesiog mūsų puslapyje www.seikodancecompany.com. Tai labai ačiū Jums, Agnija, už pokalbį. Tikrai man buvo labai įdomu Jūsų klausytis. Ir taip, sakyčiau, įkvepiančiai ir apie meną, ir apie šeimą, ir apie visą šokio prasme, nes, kaip sakiau, ne visada aš suprantu, kas yra šokis, bet tikrai dabar aš jaučiu, kad noriu nueiti Jūsų spektaklį ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Ir gal tada pabaigai galit kažkokį tai palinkėjimą pasakyti mūsų klausytojams. Klauso mūsų žmonės, kurie patys kuria arba domisi kūryba, kūrybiški žmonės. Nežinau, pirmas žodis, kuris iškyla, nors labai tokių tų palinkėjimų kažkaip labai visada taip nesinori labai banaliai kažką pasakyti, bet aš vis tik tai grįžtu prie to tokio dalinimosi ir man atrodo, tiek menininkai besidalindami ar tai savo talentu, ar tai, ką jie kūrė, jie, man atrodo, mus visus, kurie yra aplinkui, aš čia dabar kalbu kaip ir iš auditorijos pusės, man atrodo, aš tada galiu pasijausti svarbiu žmogum, jeigu kažkas su manim dalinasi savo kūrybą. Man atrodo, to, ką man labai trūksta, kad mes parodytumėm, kokie mes vieni kitiem vertingi esam ir tokie svarbus. Tai suteikti tam kitam žmogui buvimo svarbių ir vertingų pojūtį. Tai man atrodo, tada ir užtat kviečiu dalintis.